Daug kas kartojasi ir daug ką, kaip pasakyti, iš įvairių pusių išgirdot ir man pačiam netgi irgi besiklausant kitų pranešėjų ir terminai pradėjau maišytis. Nieko, prisijungsit prie sistemos namuose, galėsit vėl atidžiai pasiklausyti kiekvieno pranešėjo ir atsirinkti kiekvienas savo tinkamą informaciją. Bet praklausęs visus pranešimus, aš esu paruošęs irgi dar peties nerotatorių patologiją ir tikrai džiaugiuosi, kad pasiliko tokių temų irgi dar neaptartų. Pasirodo, petyje dar yra problemų, kurias galima dar pamatyti ultragarsu ir padėti diagnozuoti. Apie ką kalbėsiu? Tai yra apie krūtinės raumenis. Parodysiu pavyzdžius apie tam tikrus neurologinius sindromus, simptomus, atvaros sindromą ir peties darinius, kurie dažniausiai pasitaiko petyje, ką mes galim sutikti. Didysis krūtinės raumuo, kaip žinome, tvirtinasi jisai prie šoninės lūpos ir realiai jisai sudarytas iš 3 galvų. Viršutinės galvos, kuri prasideda nuo raktikaulio, antra galva, vidurinė galva tvirtinasi prie krūtinkaulio ir trečia apatinė galva irgi tvirtinasi prie krūtinkaulio apatinės dalies ir netgi šonkaulių. Ir kaip matot, šitos sausgyslės jos tarpusavėje kaip ir persidengia, persikryžiuoja. Ultragarsu, aišku, mes to nematysim persikryžiavimo, bet iš anatominės pusės yra įdomu. Kaip atrodo echoskopiškai, jau ir vakar matėt, bet šiandien tiesiog dar paakcentuosiu. Čia mes turime žastikaulio kaulinį kontūrą, čia mes turime miotendinozinę dvigalvio žasto raumens sausgyslės dalį ir štai aukščiau, štai skersinę perinančią didžiojo krūtinės raumens sausgyslę. Ja tikrai reikėtų visą laiką pamatyti ir išdiferencijuoti. Kaip atrodo normos vėlgi atveju? Štai stora, gan aiškiai matoma didžiojo krūtinės raumens sausgyslė ir čia apsupanti dvigalvio žasto sausgyslę. Dėl ko gali kreiptis pacientai ir dėl ko būna problemos dėl didžiojo krūtinės raumens plyšimo, tai yra reta patologija, retai pasitaikanti, bet ultragarso vaizdas bus be abejo atitinkamas. Tai yra, turime žastikaulio kontūrą, turime dvigalvio žasto sausgyslę ir mes nematysime normalios sausgyslės. Be abejo, visą laiką mes turim apnuogintą kito paciento pusę ir mes ieškom normalios sausgyslės, kad turėtume palyginti. Vietoj sausgyslės mes matom tiesiog skysčio siaurą ruoželį, skystis irgi nueina toliau. Ir čia šiek tiek su retrakcija, štai čia visas susitraukęs raumuo, didysis krūtinės raumuo ir be abejo yra heterogenio tankio zona su suskystėjimu, su retrakcija ir nesimato normalios sausgyslės. Taip atrodo toks schematinis vaizdas. Dvigalvio žasto raumens sausgyslė, miotendinozinė dalis ir pilnai nuplyšęs krūtinės raumuo. Yra tekę matyti jaunuoliui, irgi buvo stipri trauma. Tai buvo ne sausgyslės plyšimas, bet buvo avulsinis štai šitos vietos plyšimas, tiesiog buvo kaulinio fragmento retrakcija. Dėl to irgi galit pamatyti tokį avulsinį kaulinį fragmentą įsidėšiusi virš dvigalvio žasto sausgyslės. Mažasis krūtinės raumuo, jisai tikrai turi pakankamai mažą tokią klinikinę vertę, tvirtinasi prie 3-4 šonkaulio ir pabaiga jau yra snapinė atauga. Dažniausiai jį visiškai niekas nekreipia dėmesio. Kaip tai atrodo normos atveju, štai iš aukštai, iš viršaus yra didysis krūtinės raumuo, o čia pradeda formuotis mažasis krūtinės raumuo ir keliaujam aukštyn. Štai jisai įsidėstęs didysis ir mažasis. Čia yra krūtinė siena ir keliauja aukštyn. Matote, siaurėja šitas raumuo ir štai čia pradeda ryškėti snapinė atauga. Ir dabar išilgai išsivedus mažasis krūtinės raumuo. Štai snapinė atauga ir mūsų raumuo. Kada yra aktualus šitas raumuo, tai yra toksai taip vadinamas Polando sindromas,
kai yra vienos pusės agenezė, gali pasireikšti irgi įvairiai, tai yra, gali būti ir didžiojo krūtinės raumens, krūtinkaulinių šonkaulių galvų kažkokios aplazijos, hipoplazijos, gali nebūti visiškai krūties, spenelio, gali būti šonkaulių kažkokios tai deformacijos ir netgi visos rankos viršutinės galūnės hipoplastiniai kažkokie tai pakitimai. Tekę echoskopuoti mažą mergytę, vos kelių mėnesių amžiaus ir pusės metų amžiaus, tiesiog tėvai pastebėjo, kad šitoj vietoje priekinėje dalyje lyg didesnė duobė tokia palyginus, asimetriškai atrodo lyg įdubimas. Ir echoskopavimo metu dešinę pusę mes aiškiai matom šitas anatominės detalės. Čia yra žastikaulis, žastikaulio kremzlinė dalis. Šičia mes turime krūtinės sieną, šiek tiek raumenų, šiek tiek čia matome ir kaulinių tokių, šonkaulių būtent šešėlių. Bet kas yra svarbiausia, tai yra didysis krūtinės raumuo. Atitinkama vieta, toj pusėje, mes visiškai nematome raumens. Ir taip pat mažasis krūtinės raumuo, irgi mes visiškai nieko neturim, yra tuščia ertmė. Tiesiog yra įgimtas nebuvimas aplazija šitų raumenų, yra Polando sindromas. Neurologinė patologija tikrai yra sudėtinga ir tikrai nekasdieninė patologija, dėl ko? Dėl to, kad labai smulkus nervai, yra užstoję kaulų šešėliai ir be abejo mes turime aiškiai žinoti anatomiją. Priežastys, kas gali sukelti neurologinę patologiją, yra tikrai labai daug, bet pagrinde viskas yra susiję be abejo su kaulais. Tai yra kaulų dislokacijos, kaulų skeveldriniai kažkokie lūžimai, taip pat pooperaciniai pakitimai, ramentai, gipsas, raumenų hipertrofijos ir dar kalbėsiu atskirai apie tas paraglenoidalinės arba paralabralinės cistas. Pagrinde yra 3 tokie nervai, arba tiesiog pažastinis nervas, antmentinis nervas ir dar rezginys, apie ką reikėtų atkreipdėmės. Pažastinio nervo anatomija tai yra tiesiog prasideda iš pietinio rezginio ir kaip matot, užpakalinėje dalyje išsidėsto ir inervuoja deltinį ir mažąjį apvalų raumenį. Deltinio raumens čia mes nematom, bet mažasis apvalusis raumuo štai yra šičia prisitvirtinantis. Kaip atrodytų echoskopiškai, be abejo, mes tų nervų pamatyti ir tikrai net nesiūlau jų vizualizuoti, ieškoti, bet ultragarsu užmetus akį į nugarinę pusę mes aiškiai matom štai podiglinį raumenį ir normalaus echogeniškumo, tamsaus echogeniškumo raumuo su centre besiformuojančia sausgyslė, visiškai normalus, o štai šita vieta visiškai sunykęs raumuo. Jisai yra fibrozinis, hiperechogeniškas, tai rodo jau senus šito raumens pakeitimus, tiesiog tokia denervuotas jisai. Kaip tai atrodo? Štai mažasis apvalusis raumuo išilginėme vaizde, išilginis pjūvis, o štai yra patologinė pažeista, matome tankis sumažėjęs. Taip pat galima būtų štai šitą pavyzdį, kaip pasakyti, pritaikyti ir kur kalbėjo daktaras Bazaras, kai mes ieškome ir reikėtų ieškoti raumens ar denervacijos ar po rotatorių plyšimo, raumuo atrodytų panašiai, keičiasi raumens tankis. Jeigu jisai neveikia, jeigu jisai nefunkcionuojantis, raumens tankis pradeda didėti. Mes tikrai nematysime normalaus hipoechogeniškų dalių, o raumuo pradeda paprasčiausiai nykti. Dar kalbant apie peties sąnarį, apie deltinį raumenį, čia vėlgi palyginimui mes turime normalią pusę, mes turime petinę ataugą, rotatoriai mūsų, didysis gumburėlis ir štai už tai normalus deltinis raumuo, normalaus storio. Už tai patologijoje pusė aiškiai matome, kad deltinis raumuo yra visiškai sunykęs, likęs tiksais toksai vėlgi siūlelis, tai rodo nervinius vėlgi dėl denervacijos sutrikimus. Parodyti tikrą raumenų atrofiją, tiesiog turiu tokį klinikinį atvejį, bet vėlgi ne petyje, o blauzdoje. Tiesiog pacientė turėjo seną stuburo operaciją ir visišką inervacijos sutrikimą. Šičia yra tibialis anterior raumuo, kaip matot, normalaus echogeniškumo, pats tankis. O štai kreipkite dėmesį, kas darosi štai šitoje vietoje.
čia turėtų būti normalus raumuo, kaip ir tibialis anterior. Jisai netgi, aišku, kompensuodamas, jisai netgi yra sustorėjęs, didesnis, hipertrofuotas. Štai kaip atrodo visiška fibrozė raumens, raumeninio audinio. Taip, aišku, čia dar sausgyslė yra, bet raumens nėra. Taip pat raumens nėra ir atkreipti dėmesį dar irgi peronijos srityje. Iš blauzdos buvo likę tik tais tibialis anterior, o visa kita čia yra visiška atrofija raumens. Štai taip atrodo visiškai fibrosuotas, nefunkcionuojantis raumo. Jis peraugęs jungiamojo audinį. Kažką panašaus galima sutikti ir peties srityje. Kitas nervas, tai yra antmentinis nervas, vėlgi ultragarsu sunkiai jisai pasiekiamas. Kaip matot, iš šios anatominės dalies jisai keliauja viršutinę įlanką menties srityje, čia yra skersinis menties raištis, ir jisai išsidėsto, taip pat keliauja aplink dyglio pagrindą ir, kaip matot, inervuoja bus andyglinis nervas, raumuo ir podyglinis raumuo. Atitinkamai, jeigu bus problemos kažkokios, štai šitoje vietoje, srityje, mes be abejo turėsime abiejų raumenų atrofinius pakitimus. Ir jeigu mes turėsim problemas štai šitoje vietoje, kaip matot, yra lokalus aiškus kontaktas su glenohumeraliniu sąnariu, mes turėsime tik tais podyglinio raumens atrofinius pakitimus. Ir dar kartą akcentuoju, jau ne kartą apie tai kalbėjau, kad kodėl būtina, žiūrint į užpakalinę arba nugarinę peties pusę, atkreipti dėmesį ir pamatyti, vizualizuoti pačius kaulinius kontūrus, kad mes nepražiūrėtume patologijos, nepražiūrėtume kažkokių cistų, kažkokių cistinių darinių, kažkokių masių, nes kadangi lokaliai praeinantys nervai ir šitos masės jos spaudžia nervus ir mes iš karto radę šitos darinius iš karto turim diagnozę. Kaip atrodo echoskopiškai, vėlgi nugarinė sritis, tik tai šiuo atveju, kaip matome, mažasis apvalusis raumuo, normalaus echogeniškumo, netgi jisai irgi toksai savotiškai netgi padidėjęs, hipertrofuotas atrodo, išdidėjęs, o štai podyglinio raumens audinys, kaip matot, mažesnio echogeniškumo ir ryškėjanti fibroziniai pakitimai. Tankis aiškiai skiriasi. Toliau, kalbant apie peties rezginį, vėlgi aš tikrai nesileisiu į detalę anatomiją, ten tos skyrius, divizijas ir taip toliau, nes tikrai pas aš to nežinau, bet pamatyti ultragarsu ir įvertinti paties petį rezginį mes tikrai galime ir tas tikrai yra įmanoma ir kartais jį reikėtų pamatyti. Kaip tai atrodo normos atveju peties srityje, štai mes šitoj vietoje, čia yra aukščiau yra sukamasis galvos arba musculus sternocleidomastoideus, priekinis laiptinis, vidurinis laiptinis ir štai atkreipkite dėmesį į šitas centre esančias struktūras. Va. Čia pradeda formuotis petinis rezginys, nervinės struktūros, matote, taip įsidėsčiusios ir visiškai čia toliau jau ateina mūsų poraktinė arterija, poraktinė vena. Ir kaip matote, šitas nervinio rezginio detalės, struktūros, jos apraizgo kraujagyslės ir keliauja toliau į galūnę, bet mes tikrai galim tą pamatyti ir įvertinti. Kas gali būti su petiniu rezginiu? Gali būti trauminiai pakitimai, yra keletą rūšių, kai tiesiog atplyšta, kaip matot, tvirtinimuose vietose šaknelės nuo nugaros smegenų, gali plyšti vidurinėje dalyje, pačios šaknelės ir formuotis netgi tokios kaip pseudomeningocelės, vėlgi ultragarsu mes aišku to nematysime, nes čia arti kaulinio kanalo, taip pat gali plyšti ir distaliau ir formuoti savotiškos tokios neuromos, potrauminės neuromos. Kaip tai atrodo ultragarsu, štai turime vieną plyšusį nervo galą, kitą plyšusį nervo galą ir mes aiškiai matome, kad čia ateinantis nervas jis yra sustorėjęs, žemesnio tokio echogeniškumo ir štai sustorėjęs grinai pats plyšgalis ir vienoje ir kitoje pusėje akivaizdu, kad nėra kontakto tarp jų ir tiesiog tokie sustorėjimai. Čia vėlgi kitas pavyzdys yra sustorėję nervinio audinio struktūros ir praktiškai susiliejančios jos. Vėlgi įvairūs pavyzdžiai, kadangi tokių vėlgi ne kasdieną pasitaiko iš vadovėlio paimti,
tai yra krūties karcinoma ir savotiškas peties rezginio struktūrų įtraukimas, mes negalim aiškiai atskirti einančias nervinės skaidulas tarpusavį. Jos yra sustorėjusios, hipoechogeniškos, tokia savotiškai besiformuojanti masė. Čia išilginėme vaizde, o čia yra skersinis pats vaizdas. Neįmanoma išskirti, išdiferencijuoti. Akivaizdu, tai yra patologinė peties rezginys. Dar kas gali pasitaikyti, vėlgi radiacinės, po spindulinės terapijos irgi neišdiferencijuojamos nervinės skaidulos. Realiai, jeigu mes jų negalime išdiferencijuotų skaidulų, tai yra įtraukta pažeistas nervinis rezginys, taip pat čia irgi išilginis vaizdas. Man pačiam teko vėlgi tokia pacientė. Įdomi diagnostika, atvyko pas mane dėl peties skausmų ir negalinti lyg judinti, lyg skauda, lyg tokie skausmai nespecifiniai. Aš pačiame petyje nieko neradau, bet vėlgi pradedi aiškinti su pacientu ir iš anamnezės daug sužinai. Buvo operuoti kaklo limfmazgiai prieš 2 mėnesius. Tiesiog ultragarsu buvo pamatyti kažkokį patologinį limfmazgį, jie išoperuoti. Operacijos metu rado netgi ne limfmazgius, o kažkokius cistinius netgi darinius. Ir buvo be abejo paliktas kažkoks tai operacinis randas. Ir po operacijos jie iš karto pradėjo prastėti šitą ranką, viena pusė. Bežiūrint į pačią pacientę, tiesiog jinai maloniai sutiko, kad aš ją nufotografuočiau. Atkreipkite dėmesį į priekinę dalį. Kaip ir šita pusė normali, o čia kažkaip tų duobių per daug. Kažkas čia su tom duobėm. Žiūrint iš priekinės ir žiūrint iš nugarinės pusės, dar netgi aiškiau ryškėja. Kažkas čia yra ne taip. Vienoje pusėje ir netgi, kaip matot, pradeda ryškėti ir štai šitoj pusėje, netgi šiek tiek žemiau užpakalinė darinė, kas yra visiškai yra normalu. Ir tada aš teko iš naujo nurengti, aprengti, dar kartą nurengti. Problema buvo trapecinėme raumenyje. Trapecinis raumuo, jisai yra sudarytas, aišku, vientisas raumuo, savotiškai skiriamas 3 dalys, viršutinė, vidurinė, apatinė. Irgi tvirtinimasis vėlgi labai ir prie raktikaulio, ir prie petinės ataugos. Esmė yra tame, kad trapecinis raumuo yra inervuojamas priedinio nervo. Jisai, kaip matot, keliauja po sternokleidomastoidijom ir štai trapeciniai raumenį. Tas pats priedinis nervas, jisai inervuoja ir dar trapecinį raumenį, duoda 2 šakeles. Kaip atrodo normali pusė pas pacientę? Štai viršui esantis raumuo, tai yra tas trapecinis raumuo. Atkreipkite dėmesį, koks jo storis, koks homogeniškumas, čia giliau esančios struktūros. Bet keliauju iš aukštai žemyn, storas raumuo, neturiu prie ko kabinėtis, visas štai trapecinis raumuo, viskas yra su jo tvarkoj. O štai tas skaudanti. Štai čia atkreipkite dėmesį, koks trapecinis raumuo. Niekur neradau jokio didesnio intervencijos sustorėjimo. Visur yra paprasčiausiai nykstantis. Akivaizdu, kad mes turime pooperacinius pažeidimus ir greičiausiai po operacijos tas nervas buvo pažeistas. Aš dar bandžiau dar pamatyti tą patį nervą, bet man ten nepasisekė, neturiu aš dar tiek kompetencijos. Kitas sindromas, tai yra krūtinės viršutinės atvaros sindromas, labai toks ilgas pavadinimas, angliškai tiesiog thoracic outlet syndrome. Kas gali būti štai šitoje vietoje pažeista ar spaudžiama, tai yra 3 praktiškai vietos. Tai yra pačioje viršutinėje dalyje, tai yra šitas nervinis rezginys gali būti suspaustas tarp laiptinių raumenų, jeigu yra problemos šitose raumenyse. Antra vieta, tai yra tarp raktikaulio ir tarp pirmo šonkaulio. Tai čia, kaip matote, yra visos šitos struktūros įsidėšiusios, tai gali būti problemos ir su nervais, ir su paraktinė arterija, ir vena. Ir taip pat dar yra toksai vienas savotiškai tunelis, yra už mažojo krūtinės raumens ir tarp krūtinės sienos. Klinika gali būti tikrai bet kokia įvairi, nes tai, kaip matote, įtraukti ir nerviniai rezginiai, ir arterija, ir vena, ir tikrai
visokių nusiskundimų galime išgirsti. Na, čia vadovėlis vėlgi pateikia vieną iš tokių diagnostinių galimybių, kaip tiesiog ranka nuleista ir mes fiksuojame kraujotaką arterijoje, o pakėlus ranką kraujotakos nėra, kraujotaka išnyksta, bet mano asmeniniu požiūriu tai yra toks gan tikrai subjektyvus tyrimas ir gali būti visokių falsteigiamų, falsneigiamų. Patikimesnis tyrimas yra vis dėlto angiografinis tyrimas, suleidus kontrastinę medžiagą ir nuleidus, pakėlus ranką iš karto aišku, kur stenozuoja, kur netgi tam tikrais atvejais matyti ir kolateralinė susiformavusi kraujotaka, jeigu tas yra ilgai trunkant, tai tiesiog aš vertinti ultragarsu nelabai apsiimčiau. Kalbant apie darinius peties srityje, tai yra dažniausiai, ką jūs sutiksite, tai yra lipomatoziniai visokie dariniai. Tai praktiškai apie 60% visų darinių, kas yra petyje. Lipopas labai mėgsta irgi peties sąnarį, kaip sakiau. Kaip tai atrodo? Tai yra aiškiai ribota. Kartais jinai nebūna taip aiškiai ribojanti, bet šiuo atveju tikrai neturės tokios tikros kapsulės, bet tokia pseudokapsulinė struktūra. Bet esmė tai yra tame, kad yra riebalinio tankio palyginus su aplinkiniu riebaliniu audiniu, gan aiškiai ribota, paslanki struktūra, mobili struktūra ir kraujotakos be abejo mes nefiksuosime. Štai pas pacientą mes turime žastikaulio galvą, rotatoriai, deltinis raumuo ir štai virš deltinio raumens paudyje, netgi šiek tiek paspaudžia deltinį raumenį šitą riebalinę struktūrą. Be abejo, pacientas jisai čiuopia tą vietą, bet gal kartais jie, kaip pasakyti, atrodo ir skausminga, atrodo ir jautri, bet dažniausiai reikia vėlgi psichologiškai jūs nuraminti, kad nekreip dėmesio į tą peties sąnarį, į tą būtent lipomatozinį darinį ir geriau jos tos vietos neliesti. Būna visokių lipomatozinių tų darinių, lipomų, ne tik tais virš raumens, ne tik poodyje, bet vienas toksai irgi įdomus atvejis, bet čia buvo jau pacientui delno srityje, tiesiog atsiuntė echoskopijai, čiuopiamas guzelis, čia, sako, čia cista, tiesiog pasižiūrėk čia cistinį darinį delne, bet buvo tikrai labai įdomu nustatyti. Šičia mes turime antro piršto lenkiamąją sausgyslę ir šičia yra, jeigu prisimenat delno srityje, tokie yra sliekiniai raumenys, lumbrikalės. Ir šitame raumenyje, štai, pradeda ryškėti, pats raumuo, jisai be abejo štai yra toks išdidėjęs ir pačiame raumenyje ryškėja, kaip matot, irgi riebalinio tankio darinys. Aiškiai ribotas, struktūrinis, palyginus aplink riebalinių darinių. Aišku, tai yra ne cista, tai yra tiesiog lipoma, intramuskulinė lipoma. Ir tokių būna. Dar tiesiog akcentuosiu prie keletą, apie tai buvo minėta, bet irgi tokių, leiskim, siunčia vėlgi echoskopija, yra čiuopiamas kažkoks darinys, neaiški struktūra, ką mes dar galim pamatyti, tai yra cistinius darinius, tai yra vienas iš jų, tai yra, taip ir jau kalbėjau tikrai apie tai, esat matę, tai yra taip vadinamas Geiserio požymis, tai yra tiesiog cista, turinti kontaktą su, dažniausiai vėlgi su akromioklavikuliniu sąnariu. Įvairaus dydžio gali būti, įvairaus tankio gali būti, skysčio intarpai su pertvarom ir bet kuriuo atveju mes matysim, kad jinai kontaktuoja su sąnariu pačiu. Yra keletas tipų šitų cistų besiformavimo. Pirmo tipo cista, taip vadinama, tai yra tiesiog, kaip matote, dėl degeneracinių pakitimų skystis iš podeltinio maišelio gali tiesiog difuntuoti pro pažeistą tą tarpsanarinį diską ir štai formuotis smulki cistelė. Dažniausiai jos ir bus smulkios cistelės. Kitas jau labiau išreikštas antro tipo cista, taip vadinama, kai yra problemos pačiame glenohumeralinėme sąnaryje ir yra, jau matot, netgi plyšusi andiglinė sausgyslė ir skystis iš glenohumeralinio sąnario difunduoja į tą šalia esantį darinį savotišką. Jau čia dėl išreikštų artrozinių tokių pakitimų.
Kaip atrodo ultragarsu? Tai yra mes turime, be abejo, matome, kad yra jau, kaip pasakyti, išreikšta šio sąnario artrozė ir žiūrėdami, vertindami sąnarį, štai pradeda ryškėti šitą cistelę. Aiškiai matoma josios pradžia. Būna skauda, būna ir neskauda, tai vėlgi priklausomai nuo pacientų. Čia vėlgi kitas pavyzdys, bet kaip matome, štai šitoj vietoje jos žymiai smulkesnės, tiesiog tokie nedideli ganglinai. Aišku, be abejo, jos reikėtų irgi paminėti. Štai šitoj vietoje smulkios tokios cistelės, smulkus cistiniai dariniai. Ir trumpos tokios išvados. Nerotatorių patologija, jinai tikrai daug rečiau pasitaiko. Tikrai patariu, bet kuriuo atveju, prieš tyriant pacientą, nurinkite abudu pečius. Nesvarbu, man čia skauda, ne, man reikia abiejų pečių. Būtinai bus proga iš karto palyginti su kita pusė ir netgi kartais įvertinti vizualiai patį pacientą. Ir dėl atvaros sindromo, kaip ir sakau, nežinau, aš tikrai neturiu tiek daug patirties ir geriau palikčiau angiochirurgams, angio tyrimams. Tai tiek, ar yra kokių klausimų?